aš laidotuvėse dūdą groju. Man taip patinka, kai ateini į laidotuvės, ten žmonės apstojant karstą, ten nabašniką, čiut neverkia, o aš įsitraukęs dūdą, ką užgroju, ką užvarau tą laidotuvių maršą, ant visą karstą jie tik apsiverkia, o aš dar garsiau, jie dar labiau apsiverkia, o man taip gerai ant dūšias, taip gerai ant širdies, kad su savo dūda kažką pravirkdyt galiu. Ir Buntos Davatkas atsisėdusi sako, kaip tu gražiai su dūda groji, ar tu gali mums dar pagroti? Aš kad užvarau, kad užgroju ant visą garstą tą laidotuvių maršą, jūs kad verki, jūs taip matomai linksminas, o man taip gerai, taip malonu ant širdies, kad su savo dūda kažką pralinksmint galiu, taip gerai. Ir mun kartais iš po tų laidotuvių į restoraną nueinu, atsisėdu prie staliuką, porą čierkų išgeriu, paskui pasiėmę savo dūdą, ką užgroju, ką užvarau tą laidotuvių maršą tam restorane, ką užgroju. Ir jeigu būtent kokias mergas, tos bledės, prostitutės, kad žiūri mane dideliom akim išsigandusios, apšalusios, o man taip gerai ant širdies, taip malonu, kad aš su savo dūda kažką išgąsdint galiu, taip malonu. Čia buvo vieną kartą į vestuvės nuėjau, dūdą greit po stalu pasislėpiau, atsisėdau prie stalą, išgėriau vieną kitą čierką, ir jau žmonės pradėjo kviest jaunųjų valsą šokt, ir aš tik tai greit išsitraukiau savo dūdą iš užstalį, ir kad užgrojau, kad užvariau ant visų vestuvių, kad užgrojau tą laidotuvių maršą, ir tik pyst jaunoji sandalus į viršų ir užvertė. Iškrito iš padų, o man taip gerai ant širdies, taip malonu, kad aš su savo dūda kažką iš padų galiu išversti. Ir aš toliau, kad varau, kad groju su savo dūda tą laidotuvių maršą, galvoju, gal numirė. Kaip gerai būtų, kad numirtų. Aš tada galėčiau tuose laidotuviuose su savo dūda visus žmonės virkdyti. Ir kad varau, kad groju su tą dūdą, kad groju tuose vestuvėse tą laidotuvių maršą. Ir tik tai man pyst, kaip pisa kažkas į snukį. Ir tik juntu, kaip išlieta iš mano lūpų dūda iškrenta. Ir man tik pyst lakierkas į viršų. Nahui, išsikinkiau, išjungia mane. Ir išlieta kritau žemyn. Taip negerai, išplaukiau. Ir juntu, kai man jau kažkas su ta dūda laidotuvių maršą, kad groj tą laidotuvių maršą. O man taip hujovai ant dūšias palika, taip negerai, taip šalta, ir net nusipurčiau kaip nusimyžęs. Pramerkiau akis, ligoninėj guliu į basoną myžų, visas snukis išdaužys, dantis išpisti, lūpos taip sudaužytas, kad jokių būdų negalėčiau prie lūpų pridėti savo dūdos. Jokių būdų. 2 mėnesius pragulėjau ligoninėj, 2 mėnesius į basoną pramyžau, net atsikelti negalėjau. Ir paskui tik greit pašokau, o kur mano dūda dinga, kas su dūda atsitinka iš po to įvykė. Ir pamačiau, kad iš mano dūdos basoną padarė, į kurį aš 2 mėnesius myžau. 2 mėnesius pramyžau. Taip negerai ant dūšias palika. Į savo dūdą 2 mėnesius myžau. Ne tik myžau aš šitą dūdą, ne tik myžau. Taip negerai. Kokie negeri žmonės į tas vestuvės ateina. Kokie žiaurūs žmonės ten renkas.